Labas rytas. Oi, kaip gerai įsimegau. Daug geriau negu palapinėje. Sveiki! Šiandien užsivėlinau ir minsiu link Alicantės. Apsistojau pas bičiulį, labai gerai miegojau, nors trumpai, nuėjau miegoti 3, kilau 8, nes man automatiškai jis draugas atidarė žaliuzes ir nebegalėjau užmigti. Bet dėl to esu jam labai dėkingas, nes mano dienos labai trumpos. O per tą laiką turiu ne tik minti, bet ir sumontuoti video, susiruošti dviratį ir taip toliau. Taigi, kylu į kelią. On road again. Oi, koks geras oras. Gal ir privalumas yra po pietų išminti, nes nebėra tokio karščio, koks buvo, kai ryte išėjau į lauką. Dabar jau taip gaivu. Pats tas idealus oras. Gerai, kaip aš šį vakarą atvažiavau. Aha. Tai ką, šiandien planas iki Alicantės, lengvai. Iki Alicantės tai iš vis tik šiam 5 kilai yra. Gal reiktų ir toliau už Alicantės, bet šiandien tokia lengva diena pasidarysiu. Kilas tai čia nerealios. Nekreipkite dėmesio, čia šiukšlių maišas mano. Skleidžia garsą, nes dviratis yra nuplautas, suteptas naujai. Oi, kalniukas. Mėgstu aš tokius kalniukus, jeigu tik tokie būtų. Tai va, žmonės žaidžia golfą. Golfų entuziastų roišė. Deja, mane šaukia ten, kur dviračių rojus. Pats projektas vadinas Las Colinas, jeigu kam įdomu. Tai labai toks ramus rajonėlis. Kas ypač golfą žaidžia, tai aš čia įsivaizduoju, išeini į kiemą ir jau va, kapoja. Tai va, netoli paplūdimys, kaip tik nusileisiu nuo kalno ir būsiu jau. Blemba, ir aš pravažiuosiu čia taip. Tikriausiai ne čia. Blemba, neišvažiuoju. Nenoriu kaip per Vaisitį, per žolę varyt. Reikia tvarkingai, gražiai. Gerai, kad iššokau prieš išvarant į baseiną, dar į dušą nuėjau, bet vienas kalniukas ir vėl aš šlapęs, 24 laipsniai, bet ant saulės koks 30. Bet reikia džiaugtis, po barsas jau vėsės. Atrodo, dabar norėčiau tos vėsumos. Bet prisimenu vakarus, kai sušalu, tai jau nebe taip laukiu.
Toks vėjas iš šono daužo. Jeigu man teks prieš jį važiuot, tai duodu šiandien savo šiam kilu tik tai. Ta prasme, vairo net sukt nereikia, variau nuo kalno, tai stabdžiau stipriai, tiesiog, kad nenuneštų mane siravo. Ne, saulės elektriniam, sako. Okei. Nu, a la planta solar. Įdomus. O kuom? Gadina vaizdą ar ką? Kaip tai gerai. Nemažai čia tų vėliavėlių, reiks pasidomėti, kodėl. Vėjas šiaurės vakarų. Ir spėkit, į kurią pusę aš važiuoju. Į priešingą, prieš vėją. Radau tokią oazę, o sustosiu, pasižiūrėsiu kaip vėjas, ar keisti žada, nurimti, kaip važiuoti geriau. Ir virtuvė uždaryta, sorry, nuo 3 valandų. Nu, ta prasme, siesta. Čia visai gražu čia už manęs. Šiaip dviratis pasunkės. Arba aš nevalgęs silpnas. Vėjas tai, vairą laikyti net rankos netirpa. Einu ieškot maistą. Negi, kelintą jau dieną. Nors jie tai niekada savo virtuvės neuždaro. Atsispyriau greito maisto vilionėm. Varysiu. Nežinau, kol rasiu kažką normalaus. Turiu dar vakarykščių tų riešutų, kur kas 10 laimingą pistaciją. Reikia dantų neįsilaužti. O važiuojant, valgant, tai nelabai matau aš ten, ką dedu. Ledas, sveika. Su lotos sausainėliais. Nėra jeigu čia man prieš vėją kapot. Baisiai. Prasme, dviratį gulda net ant šono. Dar pasišnekėjau su vyruku iš Mančesterio. Čia gyvena. Atvarė su elektriniu paspirtuku alaus atsigert ir manęs paklausė, ar angliškai kalbu. Sakau, jo. Tai žodžiu, labai daug respekto susilaukiau. Ranką paspaudė. Nu, smagu. Fainiai, žmonės labai linkę bendrauti, kai tu su dviračiuose. Iškart turi užkausti kabint pokalbį. Ir lengviau pradėti dialogą. Čia baisiai. Ta prasme ant vietos. Šitie medžiai geri. Kaip vervekliai. Ką daryt, nežinau. Iki Benidormo varyt. Dar 7 kilo. 3,8, 3,9 turiu. Šiaip visai greit susimynė šitiek jam. Bet reikia turėti omeny, kad jau 6:30. Tai naktinis riteris bus. Nežinau. Kažką sugalvos vis tiek.
nebus taip, kad nieko nesugalvočiau. Ką, žinokit, labai smagu jūrą matyti. Ir vėl susitikom po kelių dienų pertraukos. Kada šitą kalnuose buvau, jo, tai 2 dienas nemačiau. Labai smagu kvepia. Aišku, aš Alicantėj greičiausiai neliksiu. Užsakysiu kažką Benidorme, kad rytoj vaizdingą maršrutą ryto šviesoje matyčiau. Normaliai, važiuoja. Okei, galvoju, reikia čia sukti, negalima pravažiuoti. Ir taip net nemačiau, kad čia smėlės. Galvau, kad čia plytelės kitos spalvos. Gerai būčiau praskridęs. Oi, reikia dėmesingiau ir vairuoti. Ką, esu Alicantėj. Buvo labai gera jūra užuost. Grįžt prie jūros 2 dienas nebuvau. Tai, kad nebūtų tiesiog pravažiuota, truputį praeisiu. Ir trauksiu link Benidormo, apie 5 km dar liko. Tai jau virš 5 turiu, tai bendrai bus 100, gal 110. Tai visai įdomus dabar sustot, labai greit diena praėjo, nes išvažiavau 3:30. Tai kiek čia laiko tepamyniau. Kelis kartus trumpam buvau sustojęs ledų, kavos ir viskas. Ir diena sprogo, net nevalgiau, realiai dar. Tai jeigu neatsimenu, kada buvau status. Suvedžiau galus, taigi šiandien šeštadienis. Pilna girtų britų. Nelabai man čia. Reiks rūkti. Benidormą irgi nelabai noriu, bet ten tiesiog gera stotelė sustoti ir užkirtau kelią, bet ten gera stotelė prieš vaizdingą maršrutą. Ir turiu jėgų, tai galiu paminti. Reikia tik prisės kažkur galbūt pasiseks gauti užkasti. Ir reikia užsakyti kažkokį kambarį. Maras, kas čia daro? Ta prasme, man jau alergija prasidėjo nuo tiek žmonių. Prabuvęs kelias dienas vienišas. Su savo mintim čia man, net, ta prasme, Airbnb žiūrėti nenoriu, vien dėl to, kad, ta prasme, toks hausas čia. Daug labai girtų žmonių. Oi, ne, Alicantė nelabai man, arba ne toj vietoje esu. Kažkas čia ne taip man. O nosis bėga man nuo kondensato. Aš sušylu ir nuo šalto oro kvėpuojant man taip atsitinka. Tai tokia čia ta Alicantė, ne? Žmonės prie jūros miega jau kažkam baigęs šeštadienis. Nu gal yra tų rajonų gražesnių, bet
Noriu dar kažkiek ištrūkt čia, užkast, nes toks rautas. Ir čia ir toks fainas dalykas nutiko. Stoviu ir bičias prie kalba su manimi ispaniškai, sakau, nesuprantu, gal galima angliškai ir jisai nemokančiai. Ir žodžiu, kažkaip laužytai pasakiau, kad iš Gibraltaro varau į Hamburgą ir sakau, respekt, penkis davė. Tai žodžiu, smagu. Ir šiaip pagalvojau, kad aš taip susidaryt nuomonės nelabai galėjau. Kaip apie Palangą, į Basankį važiavau ir sprendžiu čia apie miestą. Gal ir yra tikrai gražių vietų, bet aš jų čia neradau. O dabar į kalną, kažkur reikia staptelt, nes tik vandens nusipirkau. O kiek dabar valandų, apie 8:30. Žodžiu, reikia bukint kažką, nes liksiu be namų. Va, truputį pavažiavau nuo centro ir va, jau normalų žmonės. Šunis vedžioja, šunų vedžiojimo metas. Visi vedžioja. Toks potukas jiems tikriausiai. O čia gerai. Čia smagiau. Pamačiau maką, galvojau, jau tikrai dabar neatsispirsiu antrą kartą. Bet pilna žmonių, ta prasme, aš nesulauksiu to maisto. Tiek daug, toks didelis jisai, bet ir daug labai žmonių. Žodžiu, dieta šiandien bus six-packas. Nealkoholinė alaus. Kur makas, ten ir konkurentai. Tuščia, nieko nėra, tai va čia toks. Tai va, kol valgiau savo kasdienę duoną, burgerius, užsisakiau viešbutį, radau tokį, žiūrėjau, kad būtų su pusryčiais, kad sutaupyčiau laiko, nereikėtų kažkur eit, dar kažką daryti. Ir čekinas buvo parašyta, kad iki 10, o aš Alicante ir man virš valandos, tai būčiau netilpęs niekaip. Ir pasiskambinau, tai sako, mes dirbam visą parą, sako, tai svarbiausiai padaryk rezervaciją. Tai dar geresnę kainą pasiūlė tiesiogiai, užsisakiau ir važiuoju, liko 3 kilo ir taip aš sustipau, ta prasme dabar myniau ne taip, kad dėl to, kad skubu, bet dėl to, kad žiauriai šalta, o daiktų judint nenoriu. Nu ir žodžiu tokia vidinė kova, ar kol sušalsiu, ar vis tiek stosiu, trauksiu, bet nu panašu, kad jau sušilau, dabar spustelėjau biškį virš 30, ko visą dieną nedariau, nes didelis vėjas buvo, eismo nėra, kelias geras, man atrodo, kad šiandien tokia easy dienelė bus. Noriu eiti anksti miegoti, nes esu truputį išsimetęs iš ritmo. Pasidalinsiu, kaip miegojau, kokia miego kokybė buvo palapiniai ir kokia buvo pas bičiulį vilai. Aišku, skiriasi ir laikas miego, bet ir kokybė. Tai minam toliau, minam. Vienintelė vieta, kur nevažiuočiau per raudoną, tai prie policijos komisariato. Gal tik to jau nenoriu nuotykį šiandien. Oi, tai šviesoforai naktį. Daug stabdymų, o mano lokomotyvą išjudint nėra taip lengva, aš įsibėgėjau. Jeigu dar būtų vėliau, būčiau ir pravaręs.
Šiaip, kaip miegojęs 4 virš valandų, visai gerai jaučiuosi. Labai. Jokio streso, tai kūnui mažiau reikia miego. Aišku, dabar jau stengsiuosi išmiegoti pilnai valandas, bet jo, ką pastebėjau dar, kad nulipęs nuo dviračio, mano vestibuliarinis aparatas tiek galvoja, kad aš važiuoju ir mane taip kaip suptų truputį. Na ir desertui biškį plenta. Negalgi viskas būti taip, kaip noriu aš. Vieną įveikiau kalną, iškart šlapės esu. Gerai, kad nesirengiau. Tik naktį užknisa važiuoti, kad reikia labai akilai viską žiūrėti. Kelkraščius varau, o viskas čia yra apmurzina, daug akmenukų, visokių šūkių, tai labai reikia dėmesingai žiūrėti. O šiaip tai viskas gerai. Gerai, eismo nėra daug, gan ramu. Tik reikia atsargiai, mažiausiai norėčiau, kad padanga sprogtų. Nu ką, išlindau iš tos peklos. Blemba 3 kalniukai buvo ir tamsu, vėl ta priekinė lempa nepakrauta. Žodžiu, biškį kaklą rakina, nes su ta turiu atsilošt, kad tą kelią matyčiau. Bet šiaip viskas tvarkoja, dabar jau tikriausiai bus šviesu, tai ramiau. Blemba, toj tamsoj mint nėra pats smagiausias dalykas. Nu, bet jau viskas, diena į pabaigą. Reikia dabar tik atsargiai važiuoti, nes paskutiniai kilometrai būna labiausiai avaringi, kaip ir pirmieji. Todėl reikia neprarasti budrumo. Oi, liko 12 kilometrų. Ką tai reiškia? Reiškia, kad tuoj. Jau ir šalta, ir karšta. Nežiūrėjau, kiek kilometrų turiu. 9,4, dar 12 liko. Tai jo, bus virš 100. Nu, minimumas čia toks. Nebent labai kalnuota būtų, bet šiandien vėlai išmyniau. Viva Las Vegas. Head northeast on Avenida de Mexico, then make a U-turn. Tylos. Ten bus seniai galėjau būti viešbutė, bet navigacija grybauja, kadangi telefonas taip paguldytas, kartais neteisingai parodo, nesusigaudo. O čia tai tie daugiaaukščiai tokie įdomesni. Ir įdomu, aš tą kalną minu dėl to, kad reikia, ar kad dar dasimuščiau. Nu ką, kiekvienas kalnas turi nuokalnę.
telefono magneto nereikia. Pasirodo mano viltė. O, gerai, žiūrėjau tą. Opa. Oho. Toks erdvesnis. Galėsiu dviratį valdyti vieną. Ai, ką čia metu daryti? Nieko. Kitas namas. Nu, ok. Tai va, iš tikrųjų gal ir gerai, kad ryte nestartavau, nes buvo belė koks vėjas, o jau pasiekiau Alicantę, jisai nurimo. Tai va, kartais gerai gaunas. Aišku, nėra pati džiaugsmingiausia vieta minti, kai yra tamsu, bet šiaip tai ką, pagaliau poilsis. Tas Benidormas toks visai nieko, nu, ta prasme, ne mano stilius, bet toks įdomesnis negu Alicantė. Viva Las Vegas. Gerai, varau ilsėtis ir iki rytoj.